Labas. Esu dėkinga tau, kad prisijungiai pasiklausyti dviejų archetipinių istorijų apie Ievą ir Lilitą. Tikiuosi, kad atsinešiai savo giliai girdinčią ausį ir savo platų buvimą. Kviečiu klausytis ne savo protu, o per savo patirtį, per savo būsenas ir pasiimti tai, kas tau šiandieną aktualiausia, labiausiai rezonuoja ir suteikia įkvėpimo eiti į priekį. Ieva ir Lilita yra du pirmapradžiai archetipinės moters įvaizdžiai. Neatskiri, nieko bendro neturintys psichologiniai tipai, bet atvirkščiai dvi jėgos vienu ir tuo pačiu metu pasireiškiančios moters psichikoje. Ir Ieva su Lilita yra tiesiog mitai gyvenantis mumise nuo prieš tūkstančius metų iki pat dabar, iki 24-ųjų šio 21 amžiaus metų. Tikriausiai žinai, esi girdėjusi, yra du pasakojimai apie moters sukūrimą. Ir pasak pirmojo, vyras ir moteris buvo sukurti kartu iš žemės grumsto vienu ir tuo pačiu metu, kaip lygus, absoliučiai lygiaverčiai. Ir šiai pirmai moteriai buvo suteiktas Lilitos vardas. Ir yra antrasis moters sukūrimo pasakojimas, kuris apibūdina moterį kaip tą, kuri buvo sukurta po to, kai susikūrė augalai, gyvūnai, kai buvo sukurtas vyras. Ir ši antroji moteris gimė iš vyro šonkaulio. Ir ji buvo pavadinta Ieva. Taigi aš dar net nepradėjau gilintis į atotrūkį tarp šių dviejų moterų, bet tikriausiai jau dabar sunku nepamatyti arba nėra sunku atpažinti, kaip moters prigimtis buvo padalinta į šviesą ir tamsą, į gėrį, į blogį, į šventą, demonišką, tiesiog į du polius. Ir kaip moters galia buvo atskirta, priešpastatyta, supriešinta jos meiliai ir tyrumui. Bet pradėkime nuo pradžių. Taigi, pirmoji istorija. Kartą seniai, labai seniai, Dievas sukūrė vyrą vardu Adomas ir moterį vardu Lilita. Ir jie buvo sukurti vienu ir tuo pačiu metu iš tos pačios žemės grumsto. Ir jie abu buvo nepriklausomi, suverenūs, pilni, užbaigti. Ir viskas buvo gerai. Tačiau po kurio laiko santykiuose pradėjo ryškėti nedidelis disbalansas. Adomas pradėjo prisijimti aukštesnį statusą Edeno sode, pradėjo reikšti didesnį svorį Edeno sodo reikaluose. Tuo tarpu Lilita darė viską, ką galėjo, kad išlaikytų lygiavertę pusiausvyrą ir atneštų dalykus į harmoniją, į balanso tašką, kuriuo jie abu džiaugiasi ir mėgavosi nuo pat pradžių. Tačiau Lilitai tai nebuvo paprasta ir jos pastangų išlaikyti lygiavertį santykį nebuvo paisoma, kad ir ką ji bedarytų. Ir jai tiesiog nesisekė. Bet būti pavaldi Adomui ji taipogi nesiruošia. Ir jos kantrybė išsekus, ištvermė išsekus, Lilita pasakė: ir tebūnie, aš išeinu.
Aš išeinu ir palieku Edeno sodą ir gyvensiu kur nors kitur. Ir ji su visa savo laisve išėjo ir apsigyveno Raudonosios jūros pakrantėje, bendravo su kūrinijos elementalais ir ten reiškė, kūrė save. Tačiau netrukus 3 angelai, 3 Dievo pasiuntiniai buvo atsiusti pasikalbėti su ja, pasakyti: Lilita, tu privalai sugrįžti į Edeno sodą, nes tai yra tai, kam tu buvai sutverta. Tu buvai sutverta, sukurta tapti žmonijos motina. Ir be tavęs tiesiog negali būti išpildytas Dievo planas. Ir Lilita angelam pasakė, kad jai nesvarbu, jai visą tai nerūpi. Nes jeigu Adomas ir toliau demonstruos savo viršenybę, aš nesitaikstysiu su šituo žmogumi, nebūsiu ir aš į Edeno sodą negrįšiu. Angelai grįžo atgal į sodą, perdavė Lilitos atsakymą ir jie buvo dar kartą nusiųsti pasikalbėti su Lilita, tik tai šį kartą jau su tvirtesne ir šiek tiek labiau spaudžiančia žinute, kad Lilita, tu privalai sugrįžti atgal į sodą ir tęsti tai, ką buvai pasižadėjusi daryti, nes jeigu tu negrįši, tai būsi išvaryta, būsi ištremta ir likusią savo dienas praleisi besiblaškanti toje dykumoje šalia Raudonosios jūros ir visą likusią amžinybę tu negalėsi turėti vaikų ir neturėsi teisę sugrįžti atgal į Edeną. Ir tu netapsi žmonijos motina. Bet kai Lilita paklausė angelų, tai ar kas nors visgi pasikalbėjo su Adomu, ir kai angelai atsakė ne, Lilita pasakė, kad ne, ji nesugrįšianti. Ir ji pasiliko Raudonosios jūros pakraštyje, o tuo tarpu naujienos pasiekė Dievą ir jam nieko kito nebeliko, kaip tik tai sukurti naują moterį vardu Ieva. Ir ji buvo ramios prigimties, kantri, kukli, duodanti, pasyvi, lyginant su savo pirmtake Lilita. Ir Ieva buvo atiduota Adomui ir tarnavo jam. Ir sode viskas buvo gerai. Ir žmonija buvo pagimdyta. O Lilita tuo tarpu vis labiau tapo laukinė, deganti viduje, nekenčianti, kerštinga, konkuliuojanti vidiniu vulkanu už tai, kad neteisėtai, nepagristai buvo ištremta. Ir taip, ji niekada neturėjo vaikų ir jie niekada nesugrįžo į sodą. Ir tai yra pirmoji istorija. Ši istorija yra parodyti mums, moteriškai linijai, kad mes turime abi šių mitinių būtybių savybę savyje. Mūsų vidinė Lilita, ta nepriklausoma, nepažabojama, laukinė, turinti savo nuomonę, tiesmuka, galbūt kalbanti be užuolankų, neatsiprašinėjanti, nesilankstanti prieš kitus. Kai kas nors vyksta ne taip, ši mūsų Lilitos dalis netrypčioja vietoje ir jeigu reikia, jinai išleidžia visą savo giluminį pyktį, išreiškia savo teisingumą, išsako savo tiesą. Ir ši mūsų dalis tiesiog negali būti mandagi, visuomeniai paklusni, aplinkiniams patogi. Ji negali prisijimti visų primestų patarimų, ką ir kaip daryti, visų protingų scenarijų. Ji negali būti sudrebinta ir nesileidžia, jokiais būdais nesileidžia būti sukišama į mažą dėžutę. Nes šita mūsų dalis yra tiesiog pirmapradiškai laukinė.
O laukinėje gamtoje pasireiškia prigimtinis intelektas, prigimtinis pradas, kurio neįmanoma kažkaip atkartoti, pamėgdžioti, nukopijuoti. Ir jis niekada nesutaps su nuomonėmis, lūkesčiais, prognozėmis, sprendimais ir bet kokiais kitais konstruktais, kurie vyrauja pasaulyje. Nes ta vidinė laukinė gamta, ji vadovaujasi giliu troškimu suvokti savo tikrąjį prigimtį per savo pačios išraišką. Ir visas tas laukiniškumas, visas tas gamtos gaivališkumas fizinėje plotmėje pasireiškia kaip gryna krauja laisvė. Ir kai moteris prisimena ir susigrąžina savo laukinę gamtos, šitą gaivališką, nepažabojamą prigimtį ir laisvę, na tu to negali nejausti, nes tai tiesiog tvyro ore. Visas tas nenuspėjamumas, spontaniškumas, kuris vienu metu ir žavi, ir galbūt kelia baimę. Baimę pasinerti į tamsiausias žmogiškas gelmes, kad būtų pamatyta tiesa, visuma. Taigi Lilita mus kviečia susidurti ir iš naujo įvertinti tai, kas laikoma norma, ir tyrinėti už savo komforto zonos ribų. Ir taip yra visiškai paradoksalu, žinant, kad ta pati Lilita, kuri buvo ištremta už savo nepageidaujamą elgseną, mąstyseną, išraišką, būdama ištremta ir nuneigta ir atstumta, ji yra geidžiamiausia moteris šioje planetoje. Nepaisant to, kad ji yra labiausiai nuneigta ir tikriausiai labiausiai ir apdergta. Ji kursto mūsų pačių pasipiktinimą ir baimę viskam, kas yra laukinis ir gaivališkas. Ir baimę pačiam tikram, sultingam, visapusiškam, visavertiškam gyvenimui. Ir mes turim kitą dalį savęs, savo vidinę Ievą, kuri yra šiltos prigimties, kukli, kantri, atjaučianti, švelni, pažeidžiama, geraširdė, atleidžianti. Abi šios dalys gyvena mumise, tik tai, kai visuomenė didžiąja dalimi nori matyti pasireiškiančią tą nuolankesnę, pasyvesnę, prisitaikančią prie aplinkybių Ievą ir didžiąja dalimi demonizuoja savo nuomonę turinčią, nenuolaidžiaujančią, nesilankstančią prieš kitus Lilitą, nenuostabu, kad jaučiame gilų vidinį prieštaravimą mumise esančiam, konkuliuojančiam laukiniam gyvenimo pulsui. Ir nors Lilitai būdingos išraiškos visuomenėje yra mažiau pageidaujamos, o kartais netgi uždraustos arba tabu, mūsų vidinė Lilita niekur nedingo. Ji yra čia, mūsų šešėliuose, mūsų užkabariuose. Ir taip, kai mes iš pradžių prieiname prie Lilitos, ji būna sudirgusi, ji būna pikta, ji būna nervinga, ji turi daug ką pasakyti apie tai, ką patyrė, apie patriarchatą, apie visuomenę, apie viską, kas ją užgniaužė, įskaitant ir mus pačias. Ir taip, ji nori atkeršyti, nori, kad būtų atstatytas teisingumas, ji nori išsiveržti, nori atstatyti pusiausvyrą, kad kiti sumokėtų už jos tą nepelnytai patirtą skriaudą ir buvimą ištremtą ir nuvertintą ir užvertą. Ir labai dažnai manoma, kad būtent štai tokia ta
pykčiu pagrįsta, kerštinga, manipuliuojanti, tokia nuožmi energija yra ne kas kita kaip Lilitos esmė. Tačiau tai nėra tikroji Lilita. Tai yra tiesiog sužeista, iškraipytų energijų Lilita. Tačiau kai mes ją išklausome, kai pamatome, kai įkūnijame ją saugiais būdais, nesukurdami kažkokios skriaudos nei kitiems, nei mums pačioms, tuomet Lilita sugrįžta į susilygiavimą viduje ir taip, ji vis dar neš savyje tą šventą įniršį, šventą įtūžį, ji vis dar tebebus spontaniška ir laukinė ir išsakanti savo nuomonę, kai tam bus tinkamas momentas. Ir ji tikriausiai vis dar akimirksniu nepažabojamai griaus visus iliuzijos namelius, atskleisdama, kas yra kas, nes ji ir yra laukinė ir tokia jos prigimtis. Tačiau, kai ji yra pagijusi, pamatyta, pripažinta, priimta, ji tampa tarytum katalizatorium, tokiu motivatorium, agentu, kuru tiesai gimti. Nes jai nerūpi kitų nuomonė, jai nėra svarbu būti populiariai ir susirenkančiai visus pritarimo balsus. Ji tiesiog tampa galinga, pilnatviška, visavertiška savo pačios moteris. Ir pasižiūrėkime į Ievą. Patriarchalinė sistema Ievą padarė pernelyg pasyvę, per daug miela, nusižeminusią, tokia kuklia, nuolankia, patogia, bet kas Ieva iš tikrųjų yra? O ji yra ir nuostabus, gražus kuklumas. Ji yra ir jautrus pažeidžiamumas. Ir tas trapus noras atsiverti ir išlikti atvirą ir nuoširdžią. Ieva yra nesuteptas tyrumas, nekaltumas, atsidavimas viskam, kas vyksta. Ir argi tai nėra tos gracingos dorybės, kokybės, kurias reikėtų išsaugoti savyje? Bet kas tą apsaugą suteiks? Tikrai ne išorė, ne vyras, ne patriarchatas. Ievos apsauga ir sargyba yra ne kas kita kaip jos vidinė Lilita. O Ieva yra ne kas kita kaip Lilitai taip reikalinga meilė. Sugrįšime dar prie šito, bet dabar einu prie antrosios istorijos. Taigi mes vėl Edeno sode ir ta pati sena istorija rutuliojasi, kai Dievui lygiavertiškai sukūrus Adomą ir Lilitą, po kurio laiko Adomas pradeda prisijimti tam tikrą viršenybę ir pirmumą apie tai, kaip turėtų dalykai vykti Edeno sode. Lilita vis kažkaip taip pakreipiant taip, kad jie atsirastų vis žemiau arba ant to žemesnio laiptelio. Tačiau šioje istorijoje Lilita nebebėgs į Raudonosios jūros pakrantę ir angelų pas ją daugiau niekas nesiųs. Šioje istorijoje Lilita sako, gerai, aš pasilieku ir ji tampa tarnaitė, taipogi Edeno sodo šeimininkė. Ir ji visa savimi pasiduoda Edeno sodo tvarkai, matydama, kaip ir kas čia vyksta ir tuo pačiu būdama akyla viskam, kas netrukus Edeno sode įvyks. Ir čia ateina Ieva. Ir šita Ieva nėra maža,
nuolanki, pasyvi būtybė, kuri tik tai gimdo vaikus Adomui ir yra nuolanki pagalbininkė ar tarnaitė. Ši Ieva yra tyras, baltas, šventas, dieviškas moteriškumas. Ir jo šviesa yra tokia tyra, tokia skaidri, kad toje šviesoje nėra nė mažiausio nešvarumo, nė mažiausios abejonės, nė mažiausio iškraipimo. Jinai yra ta tikroji Ieva, ta tyra šviesos galia, kurią ji išsaugo savyje, būdama su Adomu. Ir Adomas negali, jis tiesiog nėra pajėgus pajudėti nei iš vietos, nei į kairę, nei į dešinę šalia šitos moters. Ir jis kažkodėl net ir nenori nuo jos pasitraukti, nes šioje moteryje yra kažkas tokio sakralaus. Ir ta Adomo dalis, kuri žaidė žaidimus su keistai ir kažkaip neįprastai nuolankia Lilita, visgi pradėti žmoniją nutarė su Ieva. Ieva parodo Adomui ir pamoko jį, kaip išlikti susilygiavime su šviesa, su jo paties šviesa. Nes kai Ieva atvyko į antrosios istorijos Edeno sodą, Adomą rado besiblaškantį, tai šiandien tai ten su tokia išsiderinusią ir ne pagal savo prigimtį nusižeminusią Lilita. Ir Ieva sugrąžino į jį harmoningą savęs jautimą. O tuomet nuėjusi prie Edeno sode augusio pažinimo medžio, ji sutiko kitą puselę savęs. Ji sutiko Lilitą. Ir Lilita, būdama vis dar ta laukinė ant ribų laviruojanti energija, pasiūlė Ievai paragauti pažinimo obuolio, klausdama jos, ar esi pasirengusi pažinti visą save. Edeno sodas yra saugi ir greičiausiai eksperimentinė aplinka. Tai nėra absoliutas ir daug dalykų čia neįleidžiami, kadangi kur esame iš esmės yra laboratorija arba vieta žmonijai užgimti. Tačiau už šio sodo ribų yra ta tikroji ir pilna realybė. Ir Lilita pasiūlo Ievai obuolį ir Ieva, o kartu ir Adomas, abu susilygiavę su savo vidinė šviesa, sako, taip, mes pasirengę jo paragauti. Ir jie abu paragavo obuolio ir tai padarydami jie abu tarė taip laukiniam, kūrybiniam gyvenimo šokiui, pradui pasireikšti, kuris reikalauja to mūsų pirmapradžio dalyvavimo. Ir tuomet viskas tapo žinoma. Nes paragavus obuolio tu sužinai tai, ką žino deivės ir dievai. Ir visa kosminė realybė ir visa kosminė tiesa tau būna pilnai akimirksniu atskleista. Ir Ieva su Adomu suvokė, kad jie daugiau nebėra Edeno sode ir kad jie tapo inicijuoti į kosminę tiesą, o tam įvykus turi įvykti tam tikra auka. Ir ta auka yra neišmanimas arba pamiršimas to, ką kažkada žinojai. Ir to tapimas ribota tiesos forma. Tačiau dabar atsidūrus toje ribotoje tiesoje, savotiškame rūke, tos Edeno sode buvusios saugumo zonos nebėra. Dabar tu esi išmestas iš laboratorinio sodo aplinkos į tikrumą ir į realybę. Ir tau reikia rasti naują kelią. Naują kelią. Kaip sugrįžti į pilną, aiškę, kosminę tiesą. Ir tai, mielos moterys, yra tai, kur mes visos einame. Nors mes visą laiką buvom mokomos ieškoti galios išorėje ir naudoti ją išorėje,
Mūsų vidinės galios, tos mūsų vidinės lilitos apkabinimas yra vienintelis tikras savęs įgalinimas egzistencijoje. Norėdamos iš tiesų leisti mūsų moteriškai prigimčiai pakilti, mes turim pasinerti labai giliai į savo autentiškos galios šaltinį, į savo tą laukinę, tyro gyvenimo esmę ir leisti viskam, ką darome, tekėti iš tenai. Iš savo vidaus ateinančią galę stiprinti, įgalinti, užpildyti viską, ką darome. Ir nors antrosios istorijos pabaiga jau įvyko, aš tęsiu savo pasakojimą apie tai, kad anksčiau ar vėliau savo sąmoningumo ir savęs kaip moters pilno atsiskleidimo kelionėje pasieksime tą kelionės tašką, kuriame turėsime į dienos šviesą iškelti Lilitą. Nesvarbu, ar šią akimirką mes save laikome švelne, nuolankia, arba galbūt ta labiau laukinė, tikėtina, kad mūsų vidinio disbalanso priežastis yra gilus poreikis visapusiškiau priimti savo Lilitą. Mes savyje suvokiam kaip kolektyvinis priešiškumas tai pirmykščiai laukiniai esmei egzistuojančiai mumyse visose, dalį kiekvienos iš mūsų tam tikrą prasme įkalina arba visiškai užslopina. Dėl visuomenės spaudimo turime būti pasirengusios kartais atstovėti save, išbūti savimi, net jeigu aplinkui nėra palaikančių arba pritarančių. Nes mes greičiausiai savo Lilitą buvom padėjusios kažkur į šoną. Taip, galbūt jaunystėje šiek tiek leidom savo vidiniai Lilitai pašokti, pašėlioti, pasimėgauti, bet vėliau savo pasakėm, kad laikas prisiderinti prie normų, neišsišokti, būti tokiom kaip visi ir po truputį Lilita pradėjo pasitraukti ir išeiti arba tiesiog nueiti į užkabarius ir į šešėlius. Bet kai tau sueina 30, 40, 50 arba daugiau ir tu ateini į tą savo etapą, kai pamatai, kad aš buvau užgniaužusi savo Lilitą ir neleidau jai pasireikšti ir tu suvoki, kad ji vis dar čia, ji niekur nedingo ir ji beldžiasi ir ją reikia parsivesti. Ir kai tu pradedi sau leisti išlysti savo pykčiui ilgai prabuvusiam tam užgniaužti ir tokiu supakuotu į tą mažą dėžutę, kai tu leidi savo kartėliui išeiti lauk nuo viso to ilgo buvimo ir viso programavimo būti mandagia, kai galbūt ilgą laiką tęsiam santykius nepaisant to, kad žinojom, jog jie mums pavojingi arba tiesiog absoliučiai negyvi ir neauginantys, kai leidom ilgą laiką dirbti darbą, kad padarytumėm patenkintų savo sutuoktinį tėvus arba kaimynus, kad ir kaip tos aplinkybės tavyje pasireiškia po visos tos vidinės represijos, kai taip ilgai jautėmės užgniaužta, mažesnė, mažiau galinga, mažiau spinduliuojanti savo totaliu moteriškumu, pasislėpusi, užsitildžiusi, prisiderinusi prie kitų, kad tik tai būtumėm patogios ir teisingos. Ateina laikas, kai Lilitai visą tai nebetinka. Ir pyktis, kuris gali iškilti, jis gali būti lygus tiesiog tsunamiui. Tas pyktis gali būti chaotiškas, negražus, galbūt netgi šlykštus. Ir gerai. Nes viskas, kas ilgai buvo užspausta, tiesiog privalo išsiveržti ir atsipalaiduoti. Visa ta užspausta energija, jinai tiesiog laukia, ieško būdo, ieško tarpelio, plyšelio, per ką išeiti ir atsipalaiduoti. Nes būtent ta užspausta energija, jinai ir laiko mus
ten, kur esam dabar, užstrigusias, besikankinančias, besiblaškančias ir neleidžia tiesiog veržtis į priekį ir eiti ten, kur mus kviečia mūsų vidiniai troškimai, mūsų matymas, mūsų svajonės. Ir gali būti atvirkščiai, gali būti, kad tu buvai savo Lilitos versijoje ir galbūt tu ilgą laiką buvai ta fatališkoji moteris ir mąstydama, galvodama apie Ievą, tu manei, aš niekada nebūsiu silpna, aš neleisiu savo būti pažeidžiama, kuklė, nuolankia, aš niekada neįsimylėsiu ir nerizikuosiu, kad kas nors sudaužytų mano širdį ir jau geriau aš pati bandysiu dominuoti, kontroliuoti, būsiu stipri, nešiosiu aplink save tą energetinį apsauginį skydą, aš būsiu pirmesnė atstumdama kažką kitą, kad tik tai tas kitas neatstumtų manęs. Ir nebus čia joks vyras į mane įleistas, nes aš geriau apvyniosiu juos aplink pirštą, pažaisiu su jais, priversiu juos sumokėti už tuos, kurie sudaužė man širdį, kurie mane išdavė, arba galbūt jeigu mano tėvas mane skriaudė, skaudino mane, kai aš buvau vaikas. Tai irgi nėra gera vidinė pozicija. Kadangi tu žiūri į dalykus iš klaidingo supratimo ir Lilita traktuoja Ievą kaip kažkokią naivę, silpną, lengvai sumanipuliuojamą mergelę. Tuo tarpu, kai ji nėra paika, kvaila mergelė, neturinti smegenų. Nes, kaip ir minėjau, ta tikrosios Ievos šviesa jinai tai yra tokia galinga, kad ji tiesiog parklupdo ant kelių. Ir jeigu tu susitiktum su tikrąja Lilita, ji nuvestų tave iki bedugnės krašto ir tave stumteltų tenai. Bet ne todėl, kad ji norėtų tave sužeisti arba pražudyti arba tau pakenkti, bet todėl, kad ji nori tave išlaisvinti. Ji nori tau duoti, paragauti to gardaus, sultingo gyvenimo pažinimo obuolio ir ištraukti tave iš viso kolektyvinio programavimo, iš visų teisingų formų, teisingų scenarijų, elgsenos ir visų protingų gyvenimo dalykų. Lilita savo esme reprezentuoja transformacinį aspektą moters psichikoje. Ji įkūnija tą, tokią tamsesnę moteriškosios prigimties prigimtį. Ir kai mes pradedam žadinti savo tamsoje nugrūstas, užgrūstas, užšešėlintas, nuneigtas, pamirštas, užglaistytas dalis, tą mūsų prigimtyje paslėptą galią, mūsų vidinės Lilitos apkabinimas yra tiesiog būtinas. Nes kol mes neleisime savo žmogiškos patirties visumos, tol negalėsime iki galo ir iš tikrųjų mylėti. Mūsų vidinė Lilita prašo rinkti save, savo suverenumą netgi tada, kai kartais galim būti ir išvarytos, ir sugėdintos, ir paliktos būti vienos. Bet Lilita mums primena, kad joks išorinis atlygis, išorinis patvirtinimas nėra vertas paaukoti savo sielos balsą viduje. Kai pradedam savo vidinį darbą savyje, jo pradžioje visada būna tokia nepažįstama, stumk, traukia energijas, tokia kunkuliuojančia stipria energija, daug nežinomybės, tarytum neturi krypties, kur eiti, ką daryti, bet jeigu tu leidi ir tam atsiduodi, leidi vykti tam, kas vyksta, ilgainiui visada atsiranda tas balanso taškas, kai atsilaisvina ilgai užspaustos energijos
nusėda galiausiai dulkės ir atsiranda pusiausvyra arba balanso taškas. Ir į tą antrąją istoriją, kur mes esam laisvos nuo programavimo, ar kai galim matyti visą pasaulį, savo aplinkinius žmonės, vyrus, vaikus, šeimas, kai galim judėti nuo to vieno Ievos archetipo prie Lilitos archetipo nepastebimai, be jokių didesnių bangavimų ir be to keistumo jausmo savo viduje, kai daugiau nebeteikiame kuriam nors vienam iš veidų Ievos arba Lilitos pirmenybės, kai nei viena, nei kita nebėra, kaip čia, pasireiškianti labiau arba mažiau negu kad priešinga jos dalis, tuomet mes pačios tampam tuo tikruoju visuminiu savo pačios veidu. Ir jeigu atėjo metas kam nors užtvoti per žandą, nes kažkas galbūt tave manipuliuoja ir tampo tave už virvučių, arba tu matai, kad kažkas tai kenkia kitam, silpnesniam, kas negali apsiginti pats, jeigu atėjo laikas, tai atėjo laikas. Ir tu paėmi ir tu apverti stalus aukštyn kojom ir tu pasakai tą savo vidinės Lilitos tą stop iš širdies. Ir jeigu tu esi ta pati, žodžiu, tu pati, kuriai reikėtų sustoti, nes jau gal buvai įsivažiavus per daug, tuomet tavo vidinė Ieva turi išeiti į priekį pasakydama, kad žinai ką, tu esi visiškai teisi ar teisus ir aš atsiprašau. Ir sustoji. Mums reikia atgaivinti savo vidinę Lilitą, jeigu norime būti gyvos. Mes užgimėm ir užaugom vakarų pasaulyje ir todėl neišvengiamai turime daug socialinio programavimo ir apie tą turėjimą būti miela, švelnia, gera, patogia. Ir taip, vyrai nori vesti tokias mielas, švelnes, geras būtybės ir vyrai nenori matyti Lilitos. Jiems patinka Lilita iš pradžių, trumpam, bet ne kaip ilgametė partnerė. Ir taip Lilita daugiau ir nebebūna išleidžiama į sceną pasirodyti. Bet ar taip nutinka todėl, kad vyrai atsuko nugarą Lilitai? Ne, tiesą sakant, vyrai juk ir žiūri ir mato aplink save kiekvieną dieną įvairiausias Lilitos formas, kitose moterise aplinkui. Vyrai irgi yra visuomenės programuojami ir maitinami tą mintimi, kad vesk Ievą, turėk romaną su Lilita. Ir tokiu būdu vyro smegenyse iš tikrųjų gimsta bedugnė. Jis taipogi yra pasimetęs. Ir jeigu mes viduje esame Ieva, tai tapsime mažytė, nuostabia, tobula žmona, mama, būsime pasyvios, supratingos ir pasaulis aplink mus atrodys, kad degs ir spjaudysis velniais, o Lilita kankinsis už kalėjimo virbų, trokšdama ištrūkti ir viską sustatyti į tinkamą balansą. Bet kurioje, nesvarbu kurioje istorijos pusėje esi šiandieną, abi, tiek Lilita, tiek Ieva, abi jos prašo mūsų pakelti standartą. Mes turime nueiti visą reikiamą vidinės piligrimystės kelią iki Lilitos ir duoti jai laiko, erdvės, tiek, kiek jai reikia, kad ta Lilita galėtų išreikšti savo susikaupusią energiją, tą pyktį, tą pateisinamą įniršį, kartu neleidžiant, kad ji nuskriaustų kitus arba pačią save. Ir tai Lilitai gali tekti pasikalbėti su kai kuriais žmonėmis apie tai, ką ji patyrė, apie įsibrovimą, apie jos buvimą ir jausmus, kai jinai buvo ištremta.
Ir viskas, ką aš galiu pasakyti, tai tik tai būk drąsi. Taip, tu greičiausiai nuvilsi daug žmonių, taip, tu nebūsi populiari, taip, tu tikrai susidursi su daugybė teisimo ir gali būti, kad netgi ir būsi ištremta ir atstumta, bet nu ir kas? Dalykai keičiasi ir niekas nestovi vietoje ir tas teisimas, atstumimas jis irgi praeis. Bet mes moterys turime tai padaryti dėl savo pačių sveikatos, dėl savo vaikų, dėl mūsų visų moterų, nes mums visoms reikia to atstatyto balanso ir atstatytos mūsų vidinės moteriškos taikos. Ir atvirkščiai, jeigu tu gyveni savo vidinėje Lilitoje, tai tau reikės vis nueiti tą visą reikalingą piligrimystės kelią iki savo vidinės jėgos. Nes jeigu tu to nepadarysi, tai nelinkiu, o gali taip nutikti, kad galbūt užbaigsi savo dienas kaip labai vieniša, neišsipildžiusi, pagiežinga, persmelkta kartėlių moteris. Ieva nėra bailė, jinai nėra naivi, ji yra tyrumas, švelnumas. Ji nėra trapi, dūštanti, ji yra amžinai mylintis, kantrus, dieviškas, galingas, moteriškas pranas. Ir didžiulis darbas, kurį turime atlikti savyje, tai atvesti Ievą ir Lilitą į sąjungą. Jos vėl turi pradėti pasitikėti viena kita, papildyti vieną kitą, remti vieną kitą. Kelionės pradžioje Ieva ir Lilita turi viena kitą palaikančiu būdu tiesiog apsikeisti savo dovanomis. Lilita duoda, dovanoja Ievai savo laukinę, kuriančią, transformuojančią, gaivališką prigimtį, galią, o Ieva dovanoja Lilitai savo mylinčią, tyrą, švelnią širdį. Ir tokiu būdu jos abi ateina į sąjungą. Jos tiesiog turi gebėti pereiti viena į kitą, apsikeičiant vaidmenimis paprastai ir nepastebimai. Ir kai tai yra išbaigta, integruota tavyje, tada kitas žingsnis, kitas etapas yra, kai tu pradedi tai transliuoti į išorę, santykiuose su vyru, aplinką. Ir tai gali būti ganėtinai sunku, nes santykinai lengva yra vidinę sąjungą pasiekti viduje, savo pačios vidinėje erdvėje, tačiau tai gali būti tikru, giliu, alcheminiu darbu šitą sąjungą išlaikyti, bendraujant su aplinka, su savo mylimu vyru, partneriu, bet kuo. Tačiau mes tai privalom atlikti savyje. Jeigu esi Ievos tipažo, tuomet tu greičiausiai esi linkusi uždaryti savo Lilitą dėžutėje ir visada būti miela, gera. Jeigu tu esi ta Lilita, ta laukinė moteris, tuomet tu esi linkusi gyventi ant ribų ir pakraštėlių ir tada niekada sakai, kad savo neleisi būti pažeidžiama, silpna ir nerodai savo meilės visuomet būdama nepasiekiama, ar ne, stengdamasi išbūti galbūt kažkokį viršesnį proto žaidimuose. Ir jeigu pasirodo kažkokie žmonės aplinkoje, partneris, vyras, nesvarbu, ar tie žmonės, ar kažkoks konkretus žmogus yra, pasakysiu du poliariškumus, tarkim, tokio šventuolio kažkokio tai tipo, arba koks nors baikeris, ar ne, dvi priešingybės. Nesvarbu, kokio tipo aplinka aplink tave yra, tu turi gebėti išlaikyti
be pastangų nepastebimai gebėti išsikviesti tas savo dvi vidines energijas ir leisti tinkamu laiku, tinkamu būdu, jų nepraskiedžiant, bet leisti jom išeiti į priekį tada, kada reikia. Leidžiant jom būti lygiavertiškom ir išeiti į sceną tada, kai būna laikas. Ir tai yra vienas iš vidinių kelių, iš mūsų čia kaip sielos būtybių kelionių šitoje žemėje, vienas iš būdų vidinio darbo kelių, kurį turi atlikti moterys savyje, taip prisidėdamos prie žmonijos evoliucijos. Ir tikrai gali nutikti, kad mūsų aplinkoje esantiem vyram tai bus keista, jie gali mus palikti, nes tiesiog jiem bus tai per daug nauja, galbūt pernelyg sunku, nes su tuo naujai matoma prieš jį atsiveriančia moterim jis gali nežinoti, kaip elgtis, ką su tuo daryti ir gali atsitraukti arba išeiti, bet nereikia to bijoti, nes iš tikrųjų tie vyrai sugrįž, nes jie neturi kito pasirinkimo, jie privalės išmokti gyventi su šita nauja moterimi, kadangi ši naujo tipo moteris vienu metu ir galinga, ir labai stipriai mylinti, duos pradžią naujo tipo vyrui. Taigi, ką mes galim su visu šituo nuveikti, su šituo mitu, kuris vis dar gyvena mumyse giliai nuo amžių amžinųjų, ką mes galime su visu šituo nuveikti šiandieną? Ogi tiesiog pasivaikščioti mumyse esančiais pakraščiais. Mes privalome susitikti su savo Lilita tiek išorėje, tiek viduje. Ir privalome susitikti su savo Ieva tiek išorėje, tiek viduje. Apie vidinę dalį daug šiandieną jau kalbėjau ir kiekvieną iš mūsų tai, manau, kad atpažinot, išgirdot. Tiesiog reikia daugiau giliau pasižiūrėti į save, pabūti su savimi, įsivardinti tas dalis, pripažinti savo, kad jos yra. Dar noriu trumpai pakalbėti apie mūsų vidinės tos Ievos ir Lilitos išraišką išorėje. Ką turiu omeny tai sakydama? Mes turime sąmoningai eiti į tokias situacijas, į tokias vietas, kuriuose galėtumėme patirti tas savo priešingas energijas. Jeigu tu dažniausiai būni Ievos tipo, tau reikia pabūti Lilitos valdose. Neįstumiant save į pavojų, kai eini į Lilitos valdas, bet galbūt giliai iškvėpuoti, išbūti su tomis užplūstančiomis emocijomis, išbūti toje Lilitos aplinkoje, pabūti toje draugijoje, niekada neišsižadant savo moralinio kodekso arba savo vidinių standartų ir vertybių. Bet turime tai padaryti ir įžengti į tą Lilitos teritoriją, į tas situacijas, poelgius, į tuos žodžius, į tą elgseną, į tuos veiksmus, kurie nori iš mūsų pasireikšti per mūsų Lilitos esmę. Tu tikrai žinosi, kaip ir kur tai gali padaryti ir kaip save atvesti į tą Lilitos energiją. Tiesiog tau reikia ten eiti, ten būti, ten iškvėpuoti, prabūti, išbūti tiek kartų, tiek ilgai, kiek tie pojūčiai tau taps tiesiog natūralūs ir viskas pradės jaustis įprastai. Ir jeigu tu dažniausiai būni Lilitos tipo,
tuomet atvirkščiai tau reikia eiti sąmoningai, eiti į tokias situacijas, galbūt santykius, kažkokias tai aplinkybės, kuriuose tu galėtum patirti savo jėgos energiją. Ir taip tau ten irgi jausis nepažįstama, keista, nejauku, nepatogu ir gali irgi užplūsti daug emocijų ir tame irgi reikės tau tiesiog prabūti, išbūti su visu tuo tau šiandieną gal šiek tiek nepažįstamu arba netgi atmestinu Ievos meilumu, atsidavimu, gerumu, kuklumu ir taip toliau, bet tu privalai įsileisti ir visą tą į save. Žodžiu, pirmas žingsnis yra įsileisti naujas energijas į save. Antras žingsnis yra įkūnyti tai savyje per patirtį. Tu turi patirti tas per konkrečius žmones, įvykius, situacijas, patirti turi tą priešingą negu tau įprastoji energija. Tu tai turi pajusti savo kūne. Negali tik tai įsivaizduoti, ten kažkaip melstis, prašyti dangaus, kad į tave atvestų tą naują energiją, kurioje dabar yra disbalansas, arba kad ji tau kažkokiu ten stebuklingu būdu nutiktų, spragtelėjus pirštam. Tu turi sąmoningai vesti save į tas situacijas už tavo komforto zonos ribų ir leisti sau patirti tas priešingas energijas, negu kad tu šiandieną esi įpratusi save vesti ir jose gyventi ir būti. Ir turime tapti tuo subalansuotu, atsidavusiu buvimu, kuris vienodai pasireiškia ir per tą mūsų nuožmę, smarkę, laukinę vidinę aistrą, ir tuo pačiu per mūsų švelnų tyrumą, nekaltumą, pasidavimą ir stiprią, galingą vidinę meilę. Mes einame į savo pilnatvę kaip moterys, kai vienodai apkabinam abi šias savo puses. O kad čia patektume, mums reikia suvienyti abi šias puselės, reikia susidurti su ta mūsų dvynių savęs dalimi, tuo antruoju veidu, kuris šiandieną galbūt neša ir didelę gėdą, galbūt kaltę, galbūt kažkokį tabų, teisimą, žaizdą, baimę. Visą tą reikia į save priimti su radikalia meile, radikaliu priėmimu, su pagarba. Pažinti jų galias kaip mūsų pačių ir apjungti jas su priėmimu, su atjauta, kuri taipogi yra mūsų prigimtis. Prisimeni, iš visos tos kosmoso pilnatvės pirmiausia radosi Lilita. Galia. Po to radosi Ieva, meilė. Kai mes susigrąžinam savo Lilitą ir Ievą atgalios į savo širdis, vidinės žaizdas, į savo sielą, mes sugrįžtam į pilnatvę. Ir jom šitom dviem archetipinėm energijoms apsijungus, susijungus, persidengus viena su kita, tiesiog lieka arba tiksliau užgimsta tiesiog tyra, grina, moteriška energija. Mūsų žemiškas protas tai gali įsivaizduoti per tokį pavyzdį, kad, sakykime, turim 100 savęs dalelių. 50 yra Lilitos, 50 Ievos. Ir šiandieną mumyse, taip kaip gyvenam, kaip save vedam, kaip elgiamės, ką kalbam, kaip mąstom, kuo vadovaujamės. Šiandieną, kaip pavyzdį sakau, iš manęs pasireiškia 10 Ievos aspektų, dalių, puselių. Kiekvieną dieną natūraliai ir aš tame gyvenu. Galbūt dar 3, 4, 5 dalelės Ievos kartais
išeina į dienos šviesą, aš jam leidžiu pasireikšti. Ir galbūt 1, 2, 3 iš 50 dalių Lilitos reiškiasi per mane. Bet visa likusi dalis iš to 100, kuri labai retai kada išeina į dienos šviesą, labai retai išsireiškia arba niekada neišsireiškia. Tai yra tos mūsų dalys, kurios yra užgniaužtos, užspaustos, nepamatytos ir jos laukia, kada jos galės patirti save. Ir net ir ne be pelkėtinės prasmės sakau, kad jeigu iš 100 savęs dalelių mes tik tai 20 arba 30 dalių, nesvarbu ar Ievos ar Lilitos, leidžiam reikštis kasdien, o likusi 70-80 dalis tiesiog kažkur uždaryta arba užspausta, užglaistyta ir palikta, dėl to mes ir nesijaučiam gyvenančios pilnatvėje, nes tik 20 mūsų dalies gyvena, o likusi 80 mūsų negyvena. Tai ir nėra pilnatvės, nėra visumos. Dėl to mums ir reikia tam, kad užgimtų mumyse ta tyra, pilna, išsipildžiusi mūsų dalis, mūsų visuma. Todėl ir būtina visoms savo Ievos dalims, visoms savo Lilitos dalims išeiti, gyventi, išreikšti save nors kartą gyvenime. Ačiū, kad klauseisi. Su visa mano meile linkiu tau drąsos apkabinti savo galią, apkabinti savo meilę, mėgautis jomis. Ir tegul užgimsta tavyje ta gryna, dieviška, moteriška energija visoje tavo nuostabiausioje pilnatvėje ir pilname išsipildyme.